Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia – visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sandraugos kitokia Lietuva pareiškimas. Dėl Seimo antikorupcijos komisijos sukelto konflikto. Sandrauga kitokia Lietuva savo pareiškimuose nekartą pareiškė konkrečias kritinės pastabas dėl Seimo antikorupcijos darbo ir jos išvadų, tyriant su banko Snora susijusius įvykius. Visų pirma, stebina atskirų sprendimų priėmimo skubotumas ir nuolatinis dar nepatvirtintų išvadų viešinimas žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, antikorupcijos komisija siūlo atleisti Palaitį, Raulušaitį ir grąžinti darbą FNTT vadovus dar nesant išvadoms. Seimo antikorupcijos komisija ketvirtadienį vakare patvirtino dalį išvadų, kuriuose premjerui siūloma atleisti ministrą Raimundą Palaitį, sakė komisijos narys Naglis Puteikis. Be to, generaliniam prokurorui Dariui Valiui pasiūlyta atleisti pavaduotoją Darių Raulušaitį. Palaitis paskelbė, kad neketina pasitraukti. Dienai praėjus po šio dalinio būsimų išvadų paskelbimo, komisija patvirtino išvadas, apie ką pranešė pats komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis. Seimo antikorupcijos komisija patvirtino išvadas. 2012 kovo 2 diena BNS. Seimo antikorupcijos komisija patvirtino išvadas dėl finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų atleidimo aplinkybių, tačiau jas žada skelbti tik po valandos. Tai pranešė komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis. Jo teigimu, už išvadas balsavo 8 nariai, vienas buvo prieš. Priminame, kad komisija buvo sudaryta iš 17 narių. Štai dar vienas komisijos pirmininko viešas pareiškimas. Mes nesame specialistai, mes nesame nei teisėsauga, nei policija. Mes prisikapstėme iki tokių delikačių dalykų, kaip to negalėjo padaryti prokuratūra. Jie 3 mėnesius atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Mes svarstome, kad ko gero sąmoningai, nes Seimo narys kreipėsi ir jam buvo atsakyta. Kažkas tuo naudojasi, kad Seimas pakankamai žioplas, nedarnus, nevieningas, tuo labiau gudriai manipuliuoja tarnybos, pridūrė antikorupcijos komisijos pirmininkas. Tokiais viešais pareiškimais komisijos pirmininkas Ligitas Kernagis dalyjosi, kaip sakoma, į kairę ir į dešinę. Gailius tiesioginėme eteryje pats pripažino, kad jam buvo skambinama ir dažniausiai, ko gero, skambinama su nelabai geromis naujienomis. Mes mėginsime galbūt klausimais prezidentė išsiaiškinti, ar tie skambučiai buvo jos tiesioginių pavaldinių, ar juos pačios inicijuoti, kaip su ta subordinacija, kaip su konstitucinė teisė, ar nebuvo pažeista kas nors. Ketvirtadienį spaudos konferencijoje, kam skambina prezidentė, naujienų agentūroje Elta sakė Ligitas Kernagis. Visi šie vieši komisijos narių pareiškimai neabejotinai didino įtampą Seimo valdančiojoje daugumoje. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime seniūnas Razma, taip pat dalyvavę šios komisijos darbe, visuose viešuose pareiškimuose visokiojopai teisindavo savo kolegų pasisakymus, tuo dar labiau didindamas įtampą. Kaip buvo dirbama komisijoje, pakankamai gerai charakterizuoja komisijos nario Valkiūno viešas pareiškimas. 2012 kovo 6 diena. Seimo nario Valkiūno pranešimas. Antikorupcijos komisijos išvados, ar tikrai teisingumas triumfuoja. Dalyvaujant apklausose bei komisijos diskusijose stebino ne kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse itin akcentuotas darbo efektyvumas, nešališkumas ir beveik altruizmas vardan valstybės ir tautos, tačiau priešingai tendencingumas, manipuliavimas pateiktais faktais formuojant reikiamą nuomonę ir tos nuomonės besaikis viešinimas. Kaip kitaip paaiškinti komisijos sprendimą vienus valstybės pareigūnus apkaltinti įstatymų pažeidimais, reikalauti jų darbo įvertinimo, o kitiems tik rekomenduota ateityje vengti tokio pobūdžio veiksmų ar neperžengti savo kompetencijos ribų. Paprastai kalbant, Seimo antikorupcijos komisija sudaryta iš 17 Seimo narių, vadovaujama Ligito Kernagio dalyvaujant 9 nariams, priėmė išvadas, už kurias balsavo 8 nariai ir vienas balsavo prieš. Toliau įvykiai klostėsi sekančiai. Naujienų portalas Alfa LT primena, kad antikorupcijos komisija prieš savaitę paskelbė savo tyrimo išvadas, kuriuose siūlo į darbą grąžinti atleistus FNTT direktorių Vitalijų Gailių ir jo pavaduotoją Vytautą Giržadą, atstatydinti vidaus reikalų ministrą Palaitį ir ragina iš tarnybos atleisti generalinio prokuroro pavaduotoją Raulušaitį. Prezidentei Daliai Grybauskaitei buvo priekaištaujama, kad ji ir jos atstovai duoda konkrečius nurodymus prezidentūrai tiesiogiai nepavaldžioms institucijoms.
Kaip matome, antikorupcijos komisija pažėrė visą eilę priekaištų prezidentei, net nemėginusi prieš tai išsiaiškinti. Na, o premjeras Andrius Kubilius tiesiogiai nutarė įtraukti prezidentę į šią akciją, apie ką tuoj pat buvo paskelbta. Premjeras Andrius Kubilius, reaguodamas į komisijos išvadas, antradienį perdavė prezidentei teikimą atleisti vidaus reikalų ministrą Palaitį. Šalies vadovė savo verdiktą žada paskelbti kitą savaitę. Tenka pažymėti, kad Seimo antikorupcijos komisijos darbas ir išvados sulaukė viešos kritikos iš žinomų teisės specialistų. 2012 kovo 4 diena Delfi. Egidijus Kūris antikorupcijos komisijos išvados sukėlė teisinį jovalą. Seimo antikorupcijos komisijos paskelbtų išvadų vertė lygiai dideliam skaičiui su minuso ženklu, be to sukėlė teisinį jovalą. Tokią nuomonę išsakė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto viešosios teisės katedros vadovas Egidijus Kūris LTV tiesioginėje laidoje Savaitė. Turiu pasitaisyti, aš porai televizijų sakiau, kad šitos komisijos išvadų teisinė vertė lygi nuliui. Tai šiandien turiu prisipažinti viešai suklydęs. Šios komisijos išvadų vertė yra ne lygi nuliui, o lygi dideliam skaičiui su minuso ženklu, sakė Egidijus Kūris. Tokį pareiškimą buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris padarė išgirdęs toje pačioje laidoje dalyvavusios komisijos narės Bilotaitės atsakymą į laidos vedėjos Nemiros Pumprickaitės klausimą. Apie ikiteisminį tyrimą mes šiek tiek vėliau kalbėsim, bet kodėl jūs prezidentės nesulaukėte atsakymų, o išvadas jau paviešinot? Visų pirma, reikėtų pasidžiaugti, kad komisija dirbo labai efektyviai ir operatyviai. Iš tiesų reikia pasakyti, kad mes netempėm gumos, nes jeigu būtumėm tempę gumą, klausimą, kaip būtų pasibaigę ir kokios tos išvados būtų buvusios. Dirbome labai intensyviai ir turime rezultatą. Ir šiandien, pavyzdžiui, tai, ką aš matau, kad dauguma politikų, ne tik politikų ir ekspertų, teisininkų labai kritiškai pasisako, tai aš sakau, kad tai yra, reiškia, kaip signalas, kad sistema buvo pajudinta. Politinė Lietuvos sistema yra pajudinta ir tie drumzliai iš apačios, iš dugno, pradeda kilti viršų. Taip komisijos narė Agnė Bilotaitė atsakė į tiesų klausimą, kodėl komisija išviešino savo išvadas net nesulaukusi prezidentės atsakymo. Šį atsakymą girdėjo ir laidoje dalyvavęs Bilotaitės kolega Razma, bet jokios reakcijos iš jo nebuvo. Matomai tai jį tenkino jos pareiškimas. Tai yra, reiškia, kaip signalas, kad sistema buvo pajudinta. Politinė Lietuvos sistema yra pajudinta ir tie drumzliai iš apačios, iš dugno, pradeda kilti viršų. Todėl netenka stebėtis, kad esant tokioms sąlygoms buvo paskelbtas sekančio turinio prezidentės pareiškimas. Pirmadienį prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė, kad nepatenkino premjero Andriaus Kubiliaus teikimo atstatydinti vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir paliko jį pareigose. Mano manimu, ši koalicija ir vyriausybė gali ir turi dirbti iki kadencijos pabaigos. Liko tik 7 mėnesiai. O ar nori dirbti kartu, turi apsispręsti patys. Jeigu to nesugeba, ginčą spręsti politinėmis priemonėmis Seime. Atsižvelgdama į visas aplinkybės šiame ginče tarp koalicijos partnerių, nepalaikau ne vieno iš jų. Nedalyvausiu koalicijos partnerių prieš rinkiminiuose apsistumdymuose. Koalicija ir vyriausybė ir toliau turi mano palaikymą strateginiais klausimais. Laukia visai valstybei svarbus apsisprendimai. Todėl kviečiu politikus, visus, ypač valdančiąją daugumą, užbaigti būtinus valstybė ir Lietuvos žmonėms pradėtus darbus. Aiškiau pasakyti, kaip buvo pasakyta, vargu ar galima. Atsižvelgdama į visas aplinkybės šiame ginče tarp koalicijos partnerių, nepalaikau ne vieno iš jų. Nedalyvausiu koalicijos partnerių prieš rinkiminiuose apsistumdymuose. Kaip ir reikėjo tikėtis, pasipylė priekaištų lavina prezidentei. Vienas iš pirmųjų savo priekaištus išsakė komisijos narys Razma. Prezidentei Daliai Grybauskaitei nutarus netenkinti premjero Andriaus Kubiliaus teikimo iš pareigų atleisti vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį, sukuriama papildoma įtampa tarp vyriausybės ir prezidentūros, sakė valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Jurgis Razma. Vyriausybė ir premjerui tikrai bus nelengva organizuoti darbą prezidentės pasiūlytomis sąlygomis. Valstybės vadovės sprendimą pirmadienį BNS komentavo Razma.
Anot jo, Dalia Grybauskaitė nepasinaudojo galimybę efektyviausiai ir racionaliausiai išspręsti problemą. Dabar jo sprendimas nepanaikina įtampos nei vyriausybėje, nei valdančiojoje koalicijoje ir dar sukuria papildomą įtampą tarp prezidentės ir vyriausybės. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškė, kad įtampą valdančiojoje Seimo koalicijoje sukūrė patys Seimo antikorupcinės komisijos nariai, aktyviai jiems padedant Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnui Razmai. Įtakingas vienas iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovų Seimo narys Razma, dalyvaudamas komisijos darbe ne tik, kad nemažino kylančios įtampos, bet savo viešais pareiškimais bei pasisakymais žiniasklaidos priemonėse kaskart ją didindavo. Netenka aiškinti, kad Razma tai darė nesąmoningai. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškia, kad galimybę efektyviausiai ir racionaliausiai išspręsti problemą nepasinaudojate jūs, gerbiamasis Razma, su savo kolegomis, kurie tą problemą ir sukūrėte. Verdant politinę košę reikia būti pasiruošusiam ją valgyti ir niekam nepriekaištauti dėl jo skonio. Todėl pats laikas baigti šias insinuacijas. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškia, kad klausimas, kas išdavė informaciją apie slaptą operaciją Lietuvos rytui, šiandien aktualus kaip niekada, nes plika akimi matosi, kas ir kokių priemonių imasi, kad tiesa būtų nuslėpta. Taigi, gerbiami politikai, patikiname, kad vis dėlto jums teks atsakyti į šį klausimą. Tai yra, kas išdavė?